Aurėjai vos 22, tačiau patirties skausmo ir skaudžios ligos pamokų jai atsikėta negailint. Prieš 3 metus mergina, sušlubavus sveikatai, išgirdo negailestingą diagnozę – ūmi mieloblastinė leukemija, kitaip kraujo vėžys. Bijodavau užmigti, skaičiuodavau žvaigždes, žiūrėdavau kiekvieną užmigusių mamos ir sesers bruožą raukšlytę apgamėlį, ne iš dramatiško filmo tai žodžiai, iš Aurėjaus gyvenimo. Mergina apie išgyvenimus kalba atvirai ir drąsiai, skaudžios akimirkos, sunkus gydymas, kaulų čiulpų transplantacija, visa tai jau praeityje. Šiandien Aurėja grįžta į mėgstamas socialinio darbo studijas ir sako pati norinti padėti žmonėms. Jų gavo gyvenimo antrą šansą. Aš apie šansą suvokiau iš tikrųjų, turbūt kai gydytoja atėjo ir pasakė, kad tau yra 40% pasveikti, tai sakau, valio, 40% tai yra labai daug, būtų vienas ir tai džiaugtumės. Susitinkame su Aura ten, kur skaudžių išgyvenimų nereikia slėpti, gėdytis ar dangstyti šypseną. Vasarį duris atvėrusiame onkopsichologijos ir komunikacijos centre Kraujas. Išsikapšiusi iš ligos, mergina pradėjo savanoriauti projekte Būk geras, kad padėtų likimo kraujo broliams ir seserims. Centras, sako Aura, mano antri namai. Ir, prideda jo iniciatorė Dalia Bielskytė, tai pirmi tikri mūsų, norinčiųjų padėti sergantiems kraujo vėžių namai, švelniai vadinami centriuku. Centriuke gali susirinkti žmonės, kuriems reikalinga psichologinė pagalba. O žmonėm, kurie serga vėžių ir kraujo vėžių ir kitom vėžio formom, ta pagalba reikalinga be galo. Atrodė tarsi svarbiausia išgydyti kūną, bet sieloje lieka labai dideli randai. O mes jau dabar garsiai šnekame apie tai, kad vis dėlto žmogaus psichologinė būklė yra labai svarbi jo ligos eigai. Žmogus, kuris yra stiprus, kuris pozityviai nusiteikęs, jo sveikimo procesas yra paprastesnis. Onkopsichologija Lietuvoje dar jauna sritis. Jos vystymasis pasaulyje prasidėjo praėjusio amžiaus viduryje, kai Jungtinėse valstijose paskelbti pirmieji moksliniai tiriamieji darbai apie onkologinėmis ligomis sergančių žmonių emocinės reakcijas ir ligą, diagnozę, gydymąsi. Ryšys tarp kūno ir psichikos, tarp minčių, emocijų, jausmų, kūno įvairių pojūčių, jis yra labai glaudus. Jeigu mes bijom, iš karto jaučiam ar kažkokį šaltkrėtį, ar širdelė pradeda greičiau virpėti. Jeigu mums skauda, tai mes išsigastam, kad kažkas neramu, kad kažkas su mumis darosi. Tai va tas emocinės ir fizinės sveikatos ryšys labai svarbus ir onkopsichologijoje. Psichologė Marija Turlinskienė prieš 8 metus pradėjusi dirbti su kraujo vėžiu sergančiais žmonėmis pamena. Tuomet ligoninėje atėjusi į ligoninės palatą psichologo nenorėjo nei priimti, nei su juo kalbėtis. Buvo toks stereotipas, kad taip, aš sergu vėžiu, bet aš nesu psichinis ligonis. Ko jūs iš manęs norit? Bet taip po trupučiuką, prijaukinom mes mūsų pacientus, prijaukinom to, kad nėra gėda išgyventi sunkius jausmus, nėra gėda jaustis pasimetusiam, liūdnam, bijoti, jausti įtampą dėl to, kad susirgo ir dėl to, kad atsidūrė tokioj, stresinėj ir krizinėj situacijai. Apie visą tai, sako pašnekovė, kalbėtis yra lengviau nei tylėti ir išgyventi viską viduje, o neretai specialisto pagalba praverstų jau pačioje pradžioje. Lyg per kūnų iš giedro dangaus atskrėjus netikėtai ir nemaloniai naujienai apie sunkią ligą. Anot psichologų, tuomet patiriamą šoką lydi daugybė jausmų, klausimų, pyktis ant savęs aplinkinių, net ant Dievo, kaltės jausmas, o kartu ir nežinomybė dėl ateities bei mirties baimė. Žmogus, kai jisai išsigąsta, jam norisi kuo toliau bėgti nuo tos ligos. Norisi apskritai nuneigti tą faktą, kad jisai serga. Ir labai dažnai ta baimė nuveda į tai, kad būna per vėlu jau gydytis. Psichologo uždavinys, kaip sako specialistės, pažvelgti į ligą ne kaip į nuosprendį, bet kaip į iššūkį, kovoti ir laimėti, o jei tai neįmanoma, gyventi kaip galima kokybiškai. Tuo pirmu momentu tai tiesiog negalvoji apie tai, kas su tavim bus, kad tu gali numirti ir taip toliau. Tiesiog galvoji, kad tau šiuo metu reikia gyventi, išgyventi, praeiti tą gydymą, kas bus toliau po to gydymo, tuo metu nemastai. Ir jau tas dalykas ateina, aš sakau, vėliau, kai praeini tą visą gydymą ir jeigu tu vis dar esi čia, tada jau galvoji, kaipgi pakeisti tau savo gyvenimą, kad vėl neįvyktų tai, kas jau įvyko.
Būdų padėti, sako specialistės, yra daug. Individualios konsultacijos, grupinė psichoterapija, atsipalaidavimo mokymai, meno terapija. Arba šokis. Ne šiaip šokių pamoka, o šokio terapija arba meditacija. Tai nėrimas į save. Pažintis su savomis gelmėmis per judesį, proto paleidimas bent trumpam. Kūnas viską registruoja. Visas emocijas, visus išgyvenimus kūnas mūsų registruoja. Mums dar kartais nesuprantama, kas vyksta, o kūne tai jau atsispindi. Ir kai kūnas ima judėti, tam tikrai energijos blokai, kurie susidaro dėl įtampų įvairiausių, jie tiesiog atsipalaiduoja. Žmogus kartais net nesupranta, kas įvyko, atėjo labai piktas, paniūras ir nelaimingas, o išskrenda ant sparnų. Ir tegul tai truks tik tai vakarą ar savaitę iki kito užsiėmimo, bet vis tik tai, kai esam nusiteikę pozityviai ir neįsitempę, gyvenimas žymiai kitom spalvom atrodo. Aplink daug gerų žmonių, todėl neturi teisės atsisakyti jų pagalbos, sako kraujo vėžį įveikusi Aurėja. Merginai nereikia nei gailesčio, nei išskirtinio dėmesio, nei užuojautos, kaip ir negėda kalbėti apie psichologinės pagalbos poreikį. Su savo žmogum negali tai pakalbėti, bet kuriuo atveju, nes tu pasakysi, kad tą skauda, jis iš karto pradės, aš nieko negaliu padaryti, o taip noriu padaryti, bet negaliu. Ir tam kitam žmogui gaunasi kova labai didelė vidinė. O kada yra svetimas žmogus, jis yra pašalinis žmogus, tu žinai, kad su juo gali pakalbėti apskritai apie viską. Ir nei tavęs teis, nei tavęs gailėsis, nieko tokio nebus. Bendraus su tavim tiesiog kaip su žmogum, nesvarbu, tu sergi ar tu nesergi. Visiškai jokio skirtumo. Tiesiog padeda savo buvimu. Labai daug transliuojama tokių pačiam sergančiam žmogui, tokių sakinių, kad, pavyzdžiui, tu stiprus, tu tą pakelsi, tikrai nugalėsi, tikrai išgyvensi. Ir draudžiama rodyti ašaras, nesmagu matyti, verkinti taip. Ir kažkaip žmogus privalo slopinti savo skaudžius jausmus tam, kad neerzintų artimųjų, kad nenervintų aplinkinių, kad atitiktų tą idealą, nestiprųjį, kur susitvarko, kuris pakelia tą baisią situaciją. Bet iš tikrųjų, jeigu nėra galimybės apie tai kalbėti, jeigu tie sudėtingi ir sunkus jausmai lieka viduje, tai vienareikšmiškai jie kažkur turės pasireikšti. Jie turės pasireikšti kažkokių simptomų, galbūt fizinių, galbūt psichiatrinių. Gali sprogti vienu momentu žmogus ir neatlaikyti tos įtampos ir to atitikimo idealų, kai iš tikrųjų jam yra blogai. Iš tiesų, ar sveikasis gali suprasti sergantįjį, ar gali jaustis taip, kaip sveikatos bėdų ištiktas? Kažin, sako onkologinę ligą po kaulų čiulpų transplantacijos įveikusi Virginija. Sveikam sunku suvokti, kad nuskusti bulvę ar morką gali būti didžiausias darbas. Arba kad vienu metu įeiti ir kvėpuoti yra pernelyg sudėtinga. Buvo kažkokia lyg tai šventė, išėjimas. Tai pabendrausiu tokiais pačiais, kad yra pats artimiausias, kad ir pats geriausias, tas, kaip mano sesė, mano donorė, jinai kaulų čiulpų. Vis tiek, negali tas žmogus jaus taip, kaip tas, kuris persirgo. Kaip kraujo broliai, kraujo sesės tampam. Virginija neslepia. Jėgų kovoti su liga jai suteikia vaikai ir mintis, kas juos užaugins, jei manęs neliks. Negi gali būti taip, kad jie neatsimins mamos. O specialistės antrina, kai serga vienas šeimos narys, serga ir visa šeima. Todėl onkopsichologijos centre nemokama pagalba teikiama ne tik sergantiesiems, bet ir jų šeimos nariams. Tie jausmai, kuriuos išgyvena artimieji, yra labai panašus į pačio sergančiojo. Ir baimė, išgąstis, nežinia dėl to, kad mano artimas žmogus susirgo, kas su juo bus, kaip jis toliau gyvens, pasimetimas, kaip padėti sergančiajam artimajam. Labai dažnai sergantieji bijo užkrauti tuos savo rūpesčius, nenori būti našta, nenori dalinti tais sunkumais, kuriuos išgyvena. Bet labai svarbu žinoti, kad šeima, artimieji, draugai, tai yra tas ramstis, į kurį galima remtis. Ir tame sunkiame išbandyme jisai yra atlaikomas. Tiesiog labai svarbu nelikti vienam. Kartais užtenka tiesiog būti šalia tyloje, šalia to sergančio žmogaus, kad tas sergantis žmogus jaustų, kad jo nebijo, kad jis nepasidarė kažkoks, taip grubiai tariant, raupsuotas,
Jis tiesiog yra tas pats žmogus, tiesiog šiuo metu jisai serga. Kai kurie išsigąsta labai, tai tiesiog pasakai, kad neužkrečiama. Kad gripas gal baisiau. Kiti tiesiog turi tokią nuomonę, kad nereiktų apie tai kalbėti, nereiktų viešinti, bet aš iš savo patirties galiu pasakyti, kad daugeliu žmonių tai netgi padėjo nueiti, pasitikrinti. Ir netgi žinau keletą iš savo artimųjų, kurie laiku pagavo ligą. Onkopsichologija skirta ne tik ligonėms, ne tik jų šeimoms, bet ir tiems, kas visą savo gyvenimą paskiria kovai su ligomis – medikams. Tyrimais įrodyta, gydytojai – viena iš tų profesijų, kurioms dėl įtampos, atsakomybės, emocijų ir krūvio labiausiai gresia profesinis perdegimas. Tai nėra lengva atmosfera. Tai sakykime, tie patys ligoniai, kaip be bandytum prie jų neprisirišti, negyventi jų gyvenimo, neimti jų problemų, visiškai atsiriboti, aišku, kažkiek tai, kaip mes sakom, atbunki su laiku, bet vis dėlto visiškai atsiriboti nepavyksta. Ir manau, nors kartais atrodo, kad čia tikrai neparsinešu namo, tikrai neišsinešu, palieku ligoninėje, manau, parsinešam. Onkologinė liga tai sudėtingas išbandymas ne tik sergančiam, bet ir visai jo aplinkai. Tačiau įveikia jį kalba ir apie atradimus, stiprybės, kantrybės, atjautos, brandos ir išminties pamokas. Apie priverstinį, tačiau meilės gyvenimui išmokusi sustojimą. Pradėjau atrasti daugiau laiko savo. Pradėjau sakyti ne, kai visi kažko prašo ir kažko nori, čia dabar greitai. Tiesiog reitinguoti pradėjau, prioritetus skirstyti. Kad jeigu nenoriu šiandien to daryti, jeigu negaliu šiandien to daryti, tai nieko nenutiks, padarysiu rytoj ar po mėnesio ar po savaitės. Nuo to dangus nenugris. Kiekvienas, sako šio reportažo herojas, susidūręs su onkologinė liga, turi įvardyti savo, kas tai – didžiausia bėda ar likimo dovana. O gal egzaminas, kurį išlaikęs gauni antrą, labai vertingą šansą.